Penktoji Eufolio pamoka. Šiandien kalbėsime apie tinklalapio savybes Eufolio aplinkoje ir mokysime susitvarkyti savo profilio tinklalapio vaizdą. Taigi prisijungiame, spustelname elektroninės aplankalas, tada profilio puslapis, tada viršuje redaguoti šį puslapį. Na štai čia matote įrankius, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Norėdami įkelti video įrašą, turėtume naudoti štai šitą ikonėlę, paveikslėlį šitą, kurdami tekstinį tinklalapį šitą, paveikslų galeriją šitą, norėdami įkelti dokumento aplankalą štai šitą, na ir norėdami įkelti ir leisti parsisiųsti vartotojam įvairių tipų failus, naudosime štai šitą įrankį. Taigi, pirmasis About. Sakykime, čia aš norėčiau įterpti paveikslėlį, taigi pasirenku ir tempiu į tą vietą, kur norėsiu kelti paveikslėlį. Tada pasirenku, sakykime, paveikslėlį iš savo kompiuterio. Spustelnu įkelti. Ir ten šitą nuotrauką. Pakeičiu pavadinimą. Nustatau norimą dydį. Ir apačioje spaudžiu įrašyti. Na štai, matote, kaip pasikeitė mano profilio vaizdas. Sakykime, norėčiau štai šitą bloką šalinti, spustelnu kryžiuką ir tiesiog pašalinu. Šitą, kuris yra anglų kalba, norėčiau pervadinti, taigi spustelnu ikonėlę nustatyti bloką. Na ir pakeičiu pavadinimą. Štai apie mane. Ką aš norėčiau, kad ten rodytų? Norėčiau matyti savo vardą, rodomąjį vardą, mokyklos tinklalapį, miestą, kuriame aš dirbu. Taip pat norėčiau, kad rodytų mano veiklos sritį, profilio nuotrauką, na ir kontaktam, kad galėtų matyti mano elektroninį paštą. Štai čia galima surašyti teksto lauke savo pomėgius, kažkokius nurodymus mokiniam ar pastebėjimus kolegom. Kada viskas sužymiu, spaudžiu įrašyti. Na ir jūsų profilio lauke atsiranda dar vienas vaizdas. Šiuos du laukus galima šalinti arba tiesiog palikti. Čia automatiškai bus rodomi jūsų sukurti puslapiai ir sukurtos grupės, na, bet apie jų kūrimą mes kalbėsime kitoje Eufolio pamokoje. Dar visai nebloga savybė siena arba failai parsisiųsti. Norėdami naudoti šią funkciją galime nusikelti įvairių tipų mediją į apačią. Na ir sakykime, aš norėčiau su kolegomis dalintis Eufolio pamokomis. Taigi taip ir pavadinsiu Eufolio pamokos. Ir pažymiu pasirinkti failą. Jeigu norime, o failo nėra, mes tiesiog pasirinkame jį iš kompiuterio. Na ir spustelnam įrašyti. Na štai čia jūs matot, kad atsirado užrašas Eufolio pirmoji pamoka. Na ir jis spustelėjus, bet kas galės tą pamoką parsisiųsti. Pakalbėkime apie jūsų profilio svetainės dizainą. Jums reikėtų atkreipti dėmesį į skyrelį apipavidalinimas. Spustelnus ant rodiklio matome, kad galima keisti vaizdą jūsų profilio tinklapį. Ir pagal skonį galit pasirinkti bet kurį jums mieliausią.
Ir kai jau galvojat, kad matot vaizdą, kokį norit, spustelnam atlikta. Tiek šiam kartui, sėkmės tvarkant savo profilį.